Sveiki, aš jums parodysiu, kaip naudoti Simple Voice chatų mcbase.lt serveriuose. Tai mcbase.lt serveriuose atsirado galimybė bendrauti ir kalbėti su kitais serveriuose. Tai jums dabar reikia nueiti į šio video aprašymą, susirasti štai šią nuorodą, tuomet spausti download mygtuką, pasirinkti savo žaidimo versiją. Aš šiuo metu žaidžiu ant 1.21.4 versijos, bet pasirinkite savo žaidžiamą versiją. Tuomet pasirinkite platformą, jog būtų Fabric. Ir tuomet turime du pasirinkimus. Ir siunčiamės R žaliai pažymėtą Fabric failą. Atsisiunčiam. Tuomet einame į paiešką, rašome procentas, app data procentas. Tuomet einam .minecraft, susirandame mods ir štai įsikėlime Voice Chat Fabric į šitą aplankalą. Įsikėlę, įsijungiam ir prisijungiam į serverį ir spaudžiame V raidę. Jums šitaip nebus, bus galimybė susitupinti visą Voice Chatą, tai nusistatyti savo mikrofoną, ausines, ar norite kalbėti, kai tiesiog kalbat, ar push to talk. Kai viską nusistatysit, gausit tokį lentelę. Čia galima užsimutinti, tada pasidaryti, kad negirdėtumėt. Čia yra visų žaidėjų garsus susitvarkyti. Tuomet čia galima rekordinti, kurti grupės, kalbėtis tik su draugais, užsidėti slaptažodį. Čia paslėpti visas ikonas, jog nerodytų, kas prisijungia, kas neprisijungia. Ir čia yra visi settingsai. Taip pat serveryje yra Voice Chat taisyklės, tad prašau jų laikytis. Ir tikiuosi paplepėsim mcbase.lt serveriuose.